išvarė Vilnių, dirbt prost. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Labas, draugai, bičiuliai, sveiki visi. Beveik 4 minutės po 7 valandos vakaro ir jūs klausotės radio stoties ZIP FM, kuri transliuoja tiesiogiai iš Vilniaus Trakų gatvė 2 Cancan. Jonas grįžo pagaliau. Labas, Lietuva, sveiki draugai. Kaip gera ir smagu girdėtis ir kalbėti iš kitokios vietos, nei mes įpratę. Taip. Bet iš mano balso jaučiasi, kad savaitgalį visgi buvo mano gimtadienis. Tikrai jaučiasi, kad buvo ir dabar turėtų jaustis tau labiau, nes gavai savo svajonių private jetą. Kai pasidėjau pas mus dirbti tokia Ieva į kūrybos skyrių, išsiuntė visiems laiškus, kurie turėjo užpildyti, ką norėtum gauti gimtadienio progą dovanų. Ką tu parašai, Jonai? Aš neatsimenu, ką parašiau. O, tu tatuiruotę naują pasidarai. Geras. Ką tu parašai? Neatsimenu. O tu parašai, kad nori skraidyti. Jo, aš tai kažkaip Dream Big padariau ir norėčiau, sakiau, su tokiu didžėjim Steve Aoki, private jetą norėčiau pastūsti gimtadienio progą. Ir ką jūs savo galvojat? Vieną dieną vyro nematau. Antrą dieną vyro nematau. Trečią dieną gavau Steve Aoki nuotrauką. Su tortu. Ešeriukas, valentukas, muzikinė pasaka. Čia bonusas. Bonusas. Motiejukų. Su Steve Aoki muzika, kankinanti muzika. O dar ir private jetą, bet ne bet kokį. O su batareikom. O su batareikom ir iš to filmuko, kur buvo Cars, tai dabar Planes, tai aš gavau to žalį. Nežinau, ko aš čia per personažas. Ir dar gera žinia. Šiandien mes dirbsim ne vieni, pas mus iki pat 12 valandos vakaro atėjo čia pabūti ir bus. Ir netgi atsinešė savo prodiuserio ausinės iškart su mikrofonu, kad būtų. Kad mes bijotumėm kažką net to paklausti. Labas, Jauniu. Gediminas Jaunius pas mus svečiuosi šiandien. Labas. Arčiau. Čia, ne? Aha, aš matai nepratęs į mikrofoną, man viską prideda iš karto. Taip, nu aš tikiu, tu bosas. Tu kaip po gimtadienio visai rolai neblogai atrodai. Aš, ačiū, stengiuosi pamiegoti ilgiau. Dėkui, 30 metų man sąja. Tai nieko, o 40 po to. Bet sako, 40 nešvenčia niekas ir negalima. Švenčia iki 50 po to tą 40. Paskui jau bet aš dar nežinau, man irgi dar nėra, nereikia čia manęs stumti. O tu mėgsti švęsti gimtadienius pats? Nu, kaip Butkutė sakė, žinai, gimimo dieną tą liūdną šventę kartu atšvęski su senais draugais. Šventį reiškia? O taip. O taip. Oh yeah. Mes irgi švenčiam. Kad jūs tik žinotumėt. Koks jausmas, Gediminai, atėjai, kavinę pavalgyti, o čia pribėgo kažkokie du ir sako, būk geras, padėk dirbti, nesusitvarkom. Aš įpratęs už maistą dirbti. A ne? Yes. Mes čia būsim visą savaitę, jeigu ką. Nu, tai aš matai pratęs. Gerai. Dar šalia, čia jūsų ofisas, čia per gatvę. Čia man valandos gerai sutampa, žinai, galiu nuo 6 jau net. Anksčiau. Va, labai gerai. Nes Simona nesutvarko, ten gal kažkaip nuobodi laida pasidaro visą laiką, tai labai būtų gerai, kad ateitum. Po 20 sekundžių. Supyks. Mes turim tau gaivinančių kokteilių vasaros progą ir Gediminas Jaunius šiandieną su mumis iki pat 8 valandos vakaro. Jeigu turite jam klausimų, būtinai užduokite juos mūsų Facebook'e, mes jau redirektinsim. Taip pat tavęs laukia laidos pabaigoje, Gedai, labai sunkiai užduotis. Tu šiaip fiziškai stiprus esi? Manęs laukia ir tos dvi damos ten prie to stalelio, tai ta prasme. Po laidos čia jau. Kas gerai, jo. Viską. Fiziškai stiprus, aiškiai, jeigu po 2 damas įmintai. Gerai, tai likite kartu. 1-2 dainos grįžtam su Gediminu Jauniu. Draugai, mes grįžtam atgal į studiją 15 minučių po 7 valandos vakaro ir mes turime svečių. Taip, šį pirmadienį pas mus Gediminas Jaunius, žinomas prodiuseris. Daug visko nuveikęs, net kažkada buvo ir į politiką labai, bet viską mes nuo pradžių. Dabar slaptai įnirėsi į politiką. Džiaugiesi apie naujo prezidento, kaip sakant, kadenciją. O jūs ką mano Facebook'o postą? Aš skaičiau. Aš neskaičiau. Sveikinai. Aš švenčiau. Aš iš tikrųjų, jeigu rimtai džiaugiuosi, nes manau, kad ir geri rinkimai buvo, ir geri rezultatai. Ir šiaip visi už ką sirgau, visi laimėjo. Super. Cool. Gediminai, tai papasakok trumpai, kur tu esi gimęs ir užaugęs? Aš esu gimęs, kaip ir daugelis Lietuvoje, talentingiausių žmonių Plungėje. Taip. Kas? Mantas Tonkus iš Plungės? Petras Višniauskas, Aistis Milkevičiūtė, Rumšas Senas, vyresnysis. Aha. Reiškia, ne jaunesnis. Vyresnysis. Jo, daug ten yra iš tikrųjų. Čiurlionis ir tas ten mokėsi, išmoko muzikos dalykų. Ne, šiaip jeigu jokais, tai... Mokyklą tu ten ir baigėjai? Ne, mokiausi tik 2 savaitės ir tada išvažiavau į Klaipėdą į Eduardo Balsių menų gimnaziją, čia tokia kaip Čiurlionio Vilniui, ten Klaipėdos. Tai ten mokiausi muzikos 11 metų, grojau saksofonu ir nuo mažens man visi sakė, kad aš būsiu antras Petras Višniauskas. Nesigavo.
Kur tu įstoji po mokyklos? O mokyklos šiaip buvai geras mokinys, pavyzdingas arba išdykėlis? Nu kaip, aš buvau pasiutęs, bet toks mokytojų pusėje. Aš buvau gimnazistų prezidentas, toks aktyvistas, tai... Visą laiką organizuodavai žmonės, reiškia. Matai, mūsų mokykla tokia buvo nerimta, nes mes po vidurinės turėdavom dar daug muzikinių dalykų, tai mes žiauriai daug mokydavomės. Tai to tokio, žinai, laiko parūkytų už kampo mažai ir belikdavo. Iš kur pas tave ten tas organizuotumas lys ten būt prezidentų ir panašiai? Čia su genais atėjo, ar tu augai? Tėtis direktorius gal buvo nors? Nu ir tėtis, ir mama, mano tėvai buvo, žinai, turėjo estradinį ansamblį, žinai, tai sovietiniais laikais truputį kitaip buvo, tai kaip jūs dabar radistai, taip jie buvo plungės radistai, žinai. Tik su gitarom, su būgnais, mama dainininkė, tai aš nuo mažens backstage, žinai, užaugęs, tai kažkaip... Visada buvo įdomu ir taip, tiesą sakant, net juokinga, kuo aš dabar užsiemu, nes bandžiau visai pabėgti nuo viso šito, bet kažkaip nepavyko. Bet ir gerą pusę gausi. Kur tu stojai universitetą? Nu, aš baigęs Balsio menų gimnaziją nusprendžiau, kad su muzika jau man gana ir noriu studijuoti teologiją. Tai aš mokiausi... Teologija. Tai mokiausi 3 metus teologijos, filosofijos, pradžioj Kretingos Švento Antano religijų studijų institute. O tu norėjai sužinoti, gauti atsakymus, dėl ko mes gyvename, ar kaip? Nu, žinai, nebūtinai tam mokytis teologiją, kad iš tos atsakymus gauti, iš tos klausimus gauti atsakymus, toks vaizdas, kad mano gimtadienis buvo šitą. Bet... Gal nuo manęs rūksta dar tiesiog? Jo, gali būti. Tai tu norėjai būti kunigas gal? Jo, aš ruošiausi, aš 2 metus, beveik 3 buvau jėzuitų vienuolyne gyvenau, bet po to ten kažkaip supratau, kad turbūt vis dėlto ir ne tas mano kelias, nes taip juokinga, jeigu taip trumpai žiūrint atgal, tai būdamas jėzuitų vienuolyne, aš suorganizavau pirmąjį krikščioniškos šiuolaikinės muzikos festivalį, kurį rodė LRT televizija. Nu ir tokių visokių dalykų, kurių šiaip ten nereikėtų daryti. Tai kažkaip po to jau taip supratau, kad gal, žinai, ne į tą indą savo vyną pilu. Bet tu nebaigiai, metei tas teologijos studijas? Jo, nu aš kai išėjau iš jėzuitų vienuolyno, tada sustojo mano tos studijos. Šiaip tai ten, jeigu, žinai, galima apie tai giliai kalbėti, galima trumpai, bet esmė buvo tokia, kad aš buvau... tokiam paruošiamam laikotarpyje, kur man 2 metai buvo filosofijos, aš jį pabaigiau, tada aš išvažiavau iš Šiaulius į novicijatą, kur jau ruošiamas amžiniesiam išžadam ir tada aš supratau, kad vis dėlto ne ten. Ir tada išėjau ir tada įstojau į žurnalistiką, bet kažkaip išėjau dirbti į visokias TV laidas ir nesisekė man ir jos pabaigti. Taip, tu kukliai TV laidas, dėl kurios dabar ir gyvuoja televizija. Gerai, tai mokykloje šiaip skaitai daug knygų arba universitete? Universitete tai teko to skaityti, be jokios abejonės, ar ne? Bet ar mėgdavai šiaip skaityti knygas? Nelabai, aš toks, žinai, buvau visą laiką tobulas ketvertukininkas, kur užteko visą laiką talento, nereikėdavo daug darbo. Tai aš mokiausi gerai, bet ne dėl to, kad buvau labai kropštus, o knygas mane... atmintis pas tave. Jo, bet turėjau žiauriai geras keletą lietuvių kalbos mokytojų, kurios rasdavo raktą, žinai, kaip neprispaust, bet vis dėlto, sugundyti tomis knygomis. Tai esu perskaitęs, žinai, Vinetų, ten visi kiti dalykai, bet kai aš perskaičiau Hesės, turbūt viską, ką yra į lietuvių kalbą išversta, tai tada aš pasidariau knygų skaitytojas. Čia jau buvo universitete? Čia buvo jo universitete. Ok. Trumpai tada padarom pertrauką, sugrojame vieną gražią, labai smagią dainą ir grįšim čia atgal su Gediminu Jaunium ir išsiaiškinsim, kur jį nuvedė televizijos kelias ir turim labai daug iš tikrųjų įvairiausių mitų pritrauktų. Labai įvairių, žinok. Radistai per ZIP FM ir pas mus svečiuose Gediminas Jaunius. Mes tęsim toliau ir Gedai turim, žinok, dabar labai rimtą reikalą, kadangi turime tau mitus. Tiesa ar netiesa? Jo. Tiesiog taip paprastai man trumpai, ar ne? Taip, gali, aišku, išsiplėsti, jeigu tai yra tiesa arba netiesa ir paneik stipriai arba jau papasako, kodėl taip yra. Tiesa ar mitas, jog kartą nufilmavęs TV pagalbos epizodą Braškėnų kaime, čia yra Lazdijų rajonas, jame pasilikote ten net 2 dienas, nes iš dėkingumo miestelėms jums pakėlė tikrą fiestą, o miestelio seniūnas netgi siūlė tau vesti jo dukterį. Nu, viskas būtų tiesa, tik nežinau, ar Braškėnų kaimas buvo. Bet Lazdijų rajone, ne? Ai, gerai. Visokių buvo. Tiesa? Ne, jeigu trumpai, žinai, iš tikrųjų būdavo tikrai visokių atvejų, kai atvažiuoji, ten kartais net, žinai, tokiam tikrai kukliai žmonės gyvena, labai taip paprastai, bet iškepė tų mano mėgstamų bulvinių blynų ar kažko. Nu ir tu negali nevalgyti, nes tu supranti, kad jeigu parodysi, kad tau čia gal ir nelabai higieniška, ne kažką, tu išeisi žmonės, tai žinokit, mes ten tik nesam turėję. Solidu, bet valgydavai visą laiką blynus. Iki dabar pavalgau. Tiesa ar mitas, jog dirbdamas Plungės savivaldybėje rimtai svarstei apie galimybę tapti miesto meru? Nu kaip, aš dalyvavau kažkada rinkimuose ir mane
išrinko gana ten gerai, išreitingavo ir aš buvau Kelintais ne metais? meras. O, tai buvo labai seniai, nebeatsimenu, žinok. Aš buvau vicemeras. Vicemeras. Vicemeras skamba tai labai gerai. Ar daug pinigų uždirbdavai? Ne, aš buvau visuomeniniais pagrindais, tai aš dirbau toliau televizijoje, tiesiog, turėjau tam tikras pareigas, bet tiesą sakant, kažkaip tada supratau, kad gal tai nėra visiškai mano kelias ir aš ten po metukų ir pasitraukiau, nes galvojau, kam čia užimti gerą vietą. Taip. Tiesa ar mitas, jog itin mėgsti lažintis sporto lažybų punktuose ir pradinį kapitalą savo verslui sukrovai būtent tokiu būdu? Taip, dažniausiai lažinosi dėl povandeninių šaškių rezultato, tai ir dažniausiai atspėjau. Profesas iš to srity, ne? Povandeninės šaškės yra mano sritis. Tiesa ar mitas, jog vienuolio mantiją į prodiuserio švarką iškeitei norėdamas išpildyti savo seną vaikystės svajonę bei įsigyti Porsche, kuriam dabar tarp kitko labai intensyviai taupai? Vienintelės tik tiesa, kad taupau. O visa kita tai yra briedas, nes aš neturiu jokio švarko prodiuserio, nešioju džemperį, kai filmuoju laidas, o vienuolio mantijos irgi niekada neturėjau, nes jezuitai suknelių nenešioja. Va tai va. Greitas atsakymas. Bet esi šiaip taupus žmogus, kaip suprantu. Šiaip tai žiauriai ne. Žiauriai ne. Todėl visą laiką savo lipi taupyti, ne, kad bent jau balansas būtų. Aš čia galiu meluoti, kiek noriu, bet tiek jau esu visko viešai prisipasakojęs per tą savo netrumpą gyvenimą, kad visi žino ir kiek aš ten kokių švarkų, kokias sumas kadaise pirko ir skilo. Bet dabar aš tikrai gyvenu kitaip. Namie valgai? Valgau ir namie ir kitur, bet toks labiau yra, sako, kaip tu, kokį santykį su savo pinigais turi. Ne, tai dabar aš stengiuosi, kad kiekvienas litas būtų skalsus, nes kartais ir 1000 gali būti toks prieskas reikalas. Na, jūs tą gerai žinot, jūs mane suprantat. Dabar jūs gyvenat taip, kaip kažkada aš gyvenu, o dabar aš jau esu protingesnis. Bam! Na ir dar vienas. Niekam nesupratau, apie ką čia, prašau. Tiesa ar mitas, jog tu buvai tikroji priežastis, dėl kurios išsiskyrė Deividas ir Natalija Zvonkai? Dabar man jie sėdi tokia bežionėlė ir daro taip. Gerai, tai buvo visi mitai ir tiesa su Gediminu Jauniumi. Dalis jų buvo atskleista ir išgryninta, dalis liko nutylėta. Ar tu prisimeni patį savo pirmą prodiusuotą renginį per televiziją? Jis buvo labai didelis? Iš tikrųjų, tai buvo toksai gana legendinis reikalas, tai buvo 5 metų TV pagalbai gimtadienio šventė. Ir ten turėjo būti truputį, aš turėjau būti prodiuseris, bet taip susiklostė aplinkybės, kad tas žmogus, kurį dabar mes jau šviesiai atsimename, negalėjo sudalyvauti vedėjo vaidmenį ir man teko jį ir prodiusuoti, ir su Asta Baukutė ir pravesti. Tai tokia buvo labai įdomi patirtis, bet iš tikrųjų labai gerai atsimenu šitą reikalą. Jeigu nekalbėti apie tai, kad vienuolyne prodiusavau krikščioniškos muzikos festivalį per LRT televiziją. Tai čia buvo pats pirmasis, ar ne? O pavykęs, tai iki šiol tęsiasi tas festivalis? Jisai buvo porą metų, bet tasme tą medžiagą galima rasti YouTube suvedus jubiliejus slėpinys, tai galima ten pamatyti mane tokiu kūdikiško jaunumo veideliu tokiam festivalyje. Aš vedžiau tą festivalį, beje. Kažkaip buvo laikas kaip Valinskas, aš ir vesdavau ir prodiusuodavau, po to pasirinkau tai, ką moku geriausiai. O, sakyk, tenai dabar turinys to festivalio buvo, tai bardai esmė? Jo, iš tikrųjų dainuojamoji poezija buvo kaip pagrindas, bet buvo visko, buvo nes iš Italijos, iš Latvijos žmonių pakvietė, tai toks nuo roko iki dainuomosios poezijos, bet viskas tokio religinio. O dainavo visi brangus mūsų draugai susirinkę čia? Ne, taip nedainavo, ten buvo jaunimo muzika. Normaliai reiškia buvo. Tu turėtum būti nepamiršęs, kaip jaunimas dainuoja. Gerai, skausmingai čia. Dar penktadienį nežinau, kaip jaučiasi jaunimas. Kokie mes jautrus. O dabar aš jau kaip Jonas. 30 jau. Įkopęs į 4:10. Taip. 37 minutės po 7 valandos vakaras klausotės radijo studijos ZIP FM ir su jumis laida Radistai. Čia šiandieną pirmadienį mūsų svečias Gediminas Jaunius, prodiuseris, vedėjas ir žmogus šiaip eruditas. Vis daug nusimanai sričių. Aš ir keliauti labai mėgstu ir tą progą labai norėčiau perduoti Larisą ir Natašai piligrimėms linkėjimus ypatingus šiandien. Po 20 sekundžių. Jos atsilieka, tas vaizdas, to jos išgirs, žiūrim, stebim. Tak, žinai, mes matom viskas, kas vyksta dabar aplinkui, nes esam pizzerijai. Sureagavom. Kaip gera, ne? Aš galvoju, negi nesikėlė. Tvarkoj, mes perinam tada prie klausytojų klausimų mūsų. Klausė Ignas, įsimintiniausia TV pagalbos situacija yra? Ne, čia yra baisiausias klausimas, kuris, žinok, mane gyvenime persekioja, nes,
Čia, žinai, kaip gali įsiminti labiausiai kažką per 6 metus, kai visko tiek daug buvo? Buvo 6 metai. 6 metai. Vieną tokią istoriją prisimenu. Kažkada mes su Agnija Gelavičiūtė turėjom kažką tokio panašaus kaip Rolandas šį savaitgalį, tik tais gimtadienio nebuvo ir buvo baisiai juokinga. Kitą rytą mes turėjom daryti pasipiršimo istoriją. Palanga, vasara, žinai, o toks bičiukas, iš Pasvalio priemiesčio, žinai, toks paprastas. Buchas atvažiavo visiškai, žodžiu, į tą filmavimą, o mes užsakė limuziną, ten suplanavę didžiulę istoriją, mes tikrai nuoširdžiai padirbėjo, kad būtų fainai. Tai mus toks ėmė juokas, žodžiu, kad mes ten jį uždarėme bagažinę iš to pykčio, kad jis nepasiruošęs psichologiškai atvyko į tą filmavimą, bet gavosi viena linksmiausių mūsų gyvenime istorija. Aišku, čia per radiją dabar papasakoti trumpai nelabai pavyks, bet jeigu Agnė girdint tikrai prisimintų ir juoktųsi už savo didelio pilvo dabar. Finalas, pavyko viskas? Žiūrovui tai pavyko tikrai. O jam, kaip? O jam taip ir reikia, kaip sako, žinai. Bet dalyvavimas tame projekte, tai jisai buvo toks, iškvietimas gali būti bet kada, ar buvo darbo valandos? Ne, mes ne prostitutėmis dirbome, ta prasme, tai... Geras atsakymas. Sistema būdavo tokia paprasta, žinai, mes tuos iškvietimus vadindome bouncais ir, žinai, tu per savaitę turi kažkokius, tai ar ne, atsirenki istorijas, į kurias tu pats imsi jau spręsti. Tai nebūdavo tokio visiškai ultra karšto. Kartais būdavo, bet, tai 30% viso laiko. Tai mes, žinai, bet jau kaimdavomės, tai mes darydavom tol, kol padarydavom. Ir tas, kai tu klausai pradžioj, žinai, ar būdavo, kad mes kažkur nuvažiavę liktumėm nakvoti, tai tikrai tai būdavo, bet ne dėl to, kad mes ten užsitūsinam, o dėl to, kad kol mes neišsprendžiam, mes į Vilnių negrįžtam. O jau kai mes į Vilnių grįžtam, tai Vilnius apie tai žino. Super. Ar tu mėgsti žvejybą, ar, pavyzdžiui, buvimą gamtoje, klausė Lukas. Kaip, vėl ta pati Agnė kažkada labai gerai iš manęs šaržą padarė. Sako, atvažiavo Gedas į mišką, prasidarė Merso langą, parūkė, sako, jau gana, važiuojam namo. Tikrai kažkaip su gamta man, per teliką jie atrodo geriau. Negu realiai. Tu esi miesto vaikas, reiškia? Toks, golfo laukai, faina, ta prasme, kirpta žolytė, takelė jo, bet tasme, vabalai, uodai ir visa kita, aš gyvenime turiu prasmingesnių užsiėmimų, ne juos maitinti. Negu uodus maitinti, ar ne? Jo. Ok, tai tu, jeigu renkiesi kažkokios atostogas, tu renkiesi užsienį kažkokį, tai man labai patinka keliauti. Mano paskutinė kelionė buvo į Izraelį. Taip. Aš tikrai praleidau žiauriai gerai laiką. Ir tikrai ir buvo ir įdomu, ir daug visokių nuotykių. Ir šiaip keliauti man patinka. Ir aš turiu žmonių, su kuriais man yra labai smagu keliauti. Dėl to aš sakau, kad man smagiausia yra vis dėlto keliauti. Ar žinai daug kalbų? Ar viską angliškai? Kaip? Rusų, anglų. Mokiausi mokykloje vokiečių, bet dabar jau sunkiau. Volkswagen? Volkswagen, Audi dar yra. Bet šiaip lotynų skaityti kažkada ir suprasti pavykdavo, dabar gal mažiau, bet iš esmės tai dabar anglų, nes darbe reikia, jeigu reikia, tai anglų. Ir rusų. Bibliją skaityti. Bibliją skaitau lietuviškai. Ne, aš kalbu apie tas televizijos projektus, kur pasakė, kažkada yra toks terminas kaip... Jo, televizinės Biblijas skaitau angliškai. Matai, koks aš šiandien viską taip labai rimtai suprantu. Man pirmadienis sindromas. Labai, toksai, sakyk, Gedai, dabar tiem jaunimui, kas norėtų irgi kažkaip tai užsimti su laidų prodizavimu, kaip aišku, be jokios abejonės, žino tikrai, kas yra gera laida ir jūs visi nesuprantat, šis ir nieko nemokat, o aš padarysiu gerą laidą. Gal tu galėtum patarti kažkokį tai lengvą įgūdį, pavyzdžiui, tu tapai prodiuseriu nuo to, kad paruošai kažkokią laidą telikų, ar ne? Ne. Aš iš tikrųjų niekada į teliką nesiveržiau, mane pakvietė, matyt pastebėjo kažkas gal mano tinkamumą tam, bet aš esu tas žmogus, kuris teliką žinau nuo pačių apačių. Aš buvau ir garso režisierium, ir laidų panešiotojų, ir tas aš tikrai praėjau visas grandis, kokias įmanoma, neturint ten kažkokiu ar ne. Nors esu dirbęs ir operatorium, nors to nelabai išmanau. Telike, visko reikia kartais, žinai. Tai kai tu turi tą tokį supratimą, koks yra paprasčiausias darbas ir sudėtingiausias, tai tu dar gali gerai prodiusuoti. Nes prodiusavimas iš esmės yra visko darimas kitų rankomis. Tai iš esmės yra svarbu surinkti gerą komandą. Tai va, o norint, ta prasme, šiais laikais taip kaip mes tada buvom prasimušelių kartą, jau laikai yra pasikeitę. Dabar yra universitetai, kurie turi puikias disciplinas, kur galima šio to išmokti, bet aišku, praktika yra tai, kas yra auksas tikrasis šitoje rinkoje. Ar tu priemi praktikantų, pavyzdžiui, kažkokio tai jaunimo asistentų, kurie tau padeda ir mokosi iš tavęs? Iš tikrųjų mes esam laimingi, nes mus labai atakuoja, praktikantai labai nori ir dabar šiemet aš turėjau pirmą kartą tokią patirtį, dėsčiau Vytauto Didžiojo universitete irgi. Tai esi dar ir dėstytojas. Tu bakalaurą turim? Ne. Neturi, bet kažkaip įmanoma, ar ne? Jo, kažkaip mane pakvietė, žinai, kaip praktinis spec. Tai va, bet aš daug priimu iš tikrųjų praktikantų dirbti projektus, ir pas mus ofise nėra praktiškai turbūt laiko, kad nebūtų kažko iš praktikantų. Tai dabar mergina pas mus metus laiko iš vieno Anglijos universiteto lietuvę,
Augustina tokia, sėdim, dirba jau jos į pabaigą praktiką. Turim iš keletos universitetų visą laiką. Ir aš manau, kad tai yra turbūt geriausio, kaip mes galim pasidalinti tą patirtim, nes tą, kad čia tu šnekėsi, dažnai žmogui eis per vieną ausį, per kitą išeis, bet kai jis gali realiai su tavim pavaikščioti tavo batuose, tai jis tada gali susidaryti ir įspūdį ir suprast, ko jis pats gyvenime nori. Super, smagu. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Gedo batarimai dar, man atrodo, čia grįš atgal į eterį, taip pat ir grįšim su sunkiaja užduotim, kurią aš galvoju, kad užduotis bus lengvai vykdoma, nes 11 metų tu darė... Saksistas buvo. Tai žinok, čia bus panašu, nes kažkada kas Mantas Jankavičius irgi. Trumpatūras, jo. Trumboną, ką jis ten pūtė. Tromboną. Aš jums papasakosiu po to anekdotą per kitą kartą. Apie Mantą? Ne, apie saksofoną. Gerai, važiuojam. Grįžtam atgal Radio studijas ZBFM eterį, 48 minutės po 7 valandos vakaro ir mes norim dar pasidžiaugti Gediminui čia ir užduotim. Gedai, turim rimtą labai lentelę, kurioje varžosi įvairiausi, žinomiausi ir fainiausi Lietuvos kaip sakant, dailiojo čiuožimo specialistai. Ir 2 merginos yra. Užduotis esmė yra tokia. Tau reikia pūsti balioną, pripūsti kuo greičiau ir pripūsti taip stipriai, kad jisai sprogtų. Tai netraukti, nebus taip lengva. Taip, tu sakai, kad turi anekdotą apie pūtimą. Aš turiu anekdotą apie saksofoną. Apie saksą, kalbam. Buvo vakarėlis pas Petrą Vyšniauską, žinai, ir po to Hebra, žinai, dalinasi, sako, vizuoju buvau pas Vyšnę vakarėlį, sako, blemba gyvena, žinai, fotelį, ten viską, žinai, paveikslai krūtai, bet sako, bet pas jų unitazas, tai auksinis. Ir Hebra sako, tai čia tu jam į saksą primyžai per vakarėlį. Ai, kaip gerai. Gerai, laiką nuimsim. Nuimk laiką, mes pasiruošę. Rekordas yra kol kas nepamuštas. Justinas Jankevičius 8,7 sekundės. Gedai, mes tau linkime į top 10 padegti. Tu pasiruošęs? Palaukit, dar sekundę. Kas belieka, reikia. Kas belieka, reikia būtinai. Daryk taip, kad balionas įsitaškytų tik ne į fondių kažkur. Kai tu pradėsi, aš tada laikas. Aš skaičiuoju tada. 3, 2, 1, startas! Opa. Pirmų praputimų labai gerai paimta. Aš nusisuksiu iš karto. Nes man visą laiką baisu žiūrėti, kaip sprogsta. Balionas jau visai didelis ir aš manau, kad jisai to įsprogs. Paskutiniai putimai. Sunkus. Nu? Taip, turime neblogą laiką. Geras rezultatas. 15 sekundžių ir 88 Rūta Meilutytė, Šarūnas Kirdėkis ir tada tu eini prieš Jurgį Damaševičių. Valio, sveikinam tave, tai paskaičiuok, Jonai, kuris čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mano laimingas skaičius. Lucky number 11. Valio, gal kažkokių pastebėjimų kitiems ateities pūtėjams? Galiu pastebėti, kad jeigu žmonės tikitės, kad su jumis bus elgiamasi kaip Lietuvos radijoje, tai čia taip jie nesielgia. Mes nekultūringi. Gedai, tai trumpai dar, jeigu tau nesunku, žinau, kad tu gali iš paprasto žmogaus, jeigu jisai nors truputėlį dainuoja ar balsingas yra, ypatingai populiarūs tokie yra vyrukai, ar ne? Jeigu jie nori tapti super mega žvaigždėmis, jiem galima kreiptis į tave. Tu apie Lietuvos balso 3 sezoną. Taip. Tai iš tikrųjų jo dar vyksta atrankos į 3 sezoną, šiemet labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų daug įdomių skirtingų žmonių yra ir įvairaus amžiaus. Visi lietuviai dar kol kas? Ir taip ir ne viena tokia, lietuvė, bet iš Vokietijos, su tokiu labai gražiu akcentu, žinai. Kiek metų? 27-8 kažkokios, žiauriai gerai atrodo, labai gerai dainuoja. Buvo sporto žvaigždė gal kokia? Sporto žvaigždė, gerai jūs čia pasakėt, taip. Ne, iš tikrųjų talentinga mergina ten gyvenanti, bet daug visokių žmonių ir iš Londono, ir iš Berlyno, ir iš ten, jinai taip pat iš kažkokios dar tolimesnės žemės, bet aišku, daugiausiai lietuviai iš įvairių vietų. Tai va, dar atranka vyksta, tai noriu visus tą pačią progą padrasinti, ypatingai vaikinus, nes vaikinai visą laiką, žinai, tie, kurie dainuoja, būna nedrąsus, tie, kurie dainuoja, tai tegul nebūna drąsus, bet nes aišku, čia pirmiausia pas mus svarbus balsas, bet dar iki kito trečiadienio galima suskupti LNK Go, rasti anketą, užsiregistruoti ir jeigu turi gerą balsą, mes tikrai padarysim viską, kad jis puikiai pasirodytų, o jeigu ne, patarsim tiesiog nepasirodyti. Mes, kaip sakant, nesijokiam. Daugiau iš vis niekada nesirodyti niekur patarsim. Pamiršk, kad tu moki dainuoti. Eik į statybos. Bet projektas, tas balsas, Voice yra. The Voice, jo. Tai kaip tau idėja kilo iš viso? Vis tiek gan toks ambicingas projektas, didelis, tai... Žinai, būčiau aš, kaip sakant, ne visai teisus, jeigu sakyčiau, kad man idėja kilo. Idėja kilo LNK televizijos programų direktoriui ir jie kažkaip kreipėsi į mus pasiūlydami, nes mums iš tikrųjų labai patinka dirbti su muzika ir aš esu labai laimingas, kad mes televizijoje galim daryti tai, ką mes mėgstam, kas mums patinka ir projektas sudėtingas, didelis, bet jis yra tikras. O kiek žmonių dirba?
Finalinėme etape apie 300 žmonių yra stafas. Wow. Tai va, tokiam kalibre tie žmonės sukas. Ir šiaip, kas yra labai faina, bet kalbant apie tas pačias atrankas, kai grįžta tie patys žmonės, kurie, pavyzdžiui, labai toli nuėjome, sakom, ką tu čia darai, tu jau labai viską pasiekei. Sako, man žiauriai patiko, aš noriu dar. Tai tas yra turbūt geriausia, kas pasako, kas iš tikrųjų vyksta ten, tą projektą ruošiant. Tai toks tam tikras drivas yra. Geras, kai grįžta žmonės, tai labai svarbu, ar ne? Reiškia, nenusivylė, nenusiminė. Matyt, visiems būna, bet šiaip mes didžiuojamės tuo, kad vaibas apie šitą projektą yra labai geras, toks ir turi būti, reiškia, mes darom tai teisingai. Aš bent jau taip tikiuosi. O žiūrėk, pavyzdžiui, kai būna jau atrankos praeina ir prasideda projektas, gali būti taip, kad jūs jau matot kažkokį tai, šitas bičas, tai blembačkiai salė. Mes visada būna, kad mes sakom, šitas gali būti nugalėtojas ir niekada taip nebūna. Atvirkščiai, dėl to, kad žinai, vienaip atrodo žmonės per atrankas, kitaip jie atsiskleidžia. Nes balsas yra svarbiausia, bet tai nėra viskas. Svarbiausia yra, žinai, ar tu priverti auditoriją pamilti save ar ne. Ir balsas yra didžiulė priemonė, bet vien to vėl neužtenka. Svarbu, kokią tu dainą dainuosi, kaip tu elgsiesi, kokią tu žinutę transliuosi. Ta prasme, mes sakom, yra toks žodis star quality, ar ne? Tik tais kitose projektuose užtenka tiesiog star quality, o čia reikia pirmiausia turėti balsą, nes jis yra tavo bilietas į šitą šou. O jie, pavyzdžiui, tas jaunimas, kur dalyvauja ir pasirodo, jie patys sugalvoja daug savo pasirodymų, ar viską jūs jiems sukūrėt? Ne. Čia tikrai nėra idėjų irgi, ar ne? Žinai, apskritai dabar tas jaunimas šiandien jis yra truputėlį kitoks, negu buvo tais ankstesniais šovis. Labai žino, ko nori, labai žino, ko nenori. Aš džiaugiuosi, kad pas mus ateina tie, kurie šiaip gal į teliką žiūri skirsai, bet voices jiems yra, žinai, tai, ką jie dar acceptina, ar ne? Jūsų auditorija, manau, radijo, yra tokia, kuri galbūt nėra pirmiausia teliko vartotojai. Dėl to mes labai turim ir stiprų YouTube kanalą, kur iš tikrųjų ten peržiūrų skaičiai, ten, žinai, mes 2 milus, man atrodo, turėjom praeitais metais, tai kas yra neblogai. Tikrai. Tai ta prasme, tas projektas yra gyvas, muzikinis, tikrai pats dalyvis turi daug teisės, žinai, pasirodyti ir ten formate yra 3 etapai. Pirmame jis visiškai pats sprendžia, antrame kartu su mokytojais, trečiame įsijungiam mes kaip produceriai, ruošdami bendrą sudėtingą pasirodymą, nes tai nėra vien tik daina, yra ir muzika, ar ne, yra vizualizacijų, šviesos, choreografija ir taip toliau. Super, jėga. Tai faina labai, tikėsimės, kad šiemet mes vėl daugiau žiūrėsim teliko ir žiūrėsim būtent tavo produsuojamą laidą. O koks tu produceris, pavyzdžiui, pats tiesioginis eteris vyksta, tu sėdė su ausinėm, įsivaizduokime klausytojai, ir ką, tu matai teliką, matai, kaip vyksta viskas ir per kažkokius ten... Jo, labai geras klausimas. Žinai, yra matyti skirtingų produsavimo būdų, aš esu tas, kuris pats daug su kūryba dirbu, tai iki eterio aš režisuoju repeticijas ir pats tame daug dalyvauju, eterio metu aš stengiuosi nieko nedaryti, nes jau tada yra viskas padaryta ir tiesiog patarimais, nukreipimais, toks, žinai, final touch, ar ne, yra, kur tu dar kažkas, kai atkreipkite šitą dalyką dėmesį, čia paskubėkim, čia palėtinkim, bet stengiasi pats kuo mažiau laikstyti, tai sėdis tokiam ausiniam kaip tu, žiūri į monitorių ir turi 2 kanalus. Vienas yra mano asistentas, kuris bendrauja su visa logistinė komanda, o aš pats turiu ryšį su KTS-u ir tada, žinai, kažkaip bandai tą procesą valdyti. O, kaip viskas. Tavo linkėjimas jaunimui, kurie baiginėja mokyklą, stoja kažkur, tai planuoja įstoti, patarkim, ką nors. Jo, kažkaip aš mėgstu tiem žmonėm pasakyti visą laiką, kad nebijokit ieškoti ir nebijokit klausyti savo širdies, ir nebijokit bandyti. Jeigu jaučiat, kad pradėjot ir nelimpa, tai negalvokit, kad jau nebegalite atitraukti rankos ir daryti kitaip. Nes žmogus laimingas yra tada, kai jis daro tai, ką jis nori daryti. Sako, turėk mylimą darbą ir nereikės tau dirbti, darysi tai, ką tu nori daryti. Va, jūs esat puikus pavyzdys ir aš manau, aš irgi esu tam tikras pavyzdys, kad galima daryti tai, ką tu gyvenime nori. Galima, tikrai. Ačiū labai. Nežinau, ar tu turi, jau tiksliai neatsimenu, ar dar neturi, bet kokiu atveju dabar turėsi. Tau dovanų nuo mūsų. Neturiu, o dabar jau turėsiu. Valio. Ačiū labai, kad Ačiū tau už savo laiką, tikiuosi neprailgo. Ne, labai greit praėjo. Mums buvo labai smagu. Čia buvo Gediminas Jaunius, radijos studijas ZIP FM, radistų laidoje eteryje ir mes grįžime jau už po 8 su skambučiais. Ačiū, iki. Iki.